Įvažiuojam į Klaipėdos gyvenamąjį miegamąjį rajoną, žvejybos uostą, liaudyje vadinamas Riportas. Mano akim žiūrint, jis labai perspektyvus rajonas, nes transformacijos vyksta, tobulėja ir turime vieną įdomų projektą. Sulupės gatvė, čionais metų bėgyje vietoj šitų apleistų negražių pastatų atsiras gyvenamasis namukas. Čionais bus 3 aukštų, 2 korpusų pastatėlis, 2 laiptinių. Labai individualus, tai yra, kad po 6 būtų laiptiniai, tai vienam aukšte tu turėsi tik tai vieną kaimyną, tai mano akim labai žiūrint, tai šiuolaikiškas A+ kategorijos namukas, po 50 kvadratinių metrų, 2 miegamųjų, ne kažkokios tai kišenės po 20 kelis kvadratus, labiau gal skirtas miesto gyventojams atsinaujinti. Nes realiai atlikus skaičiavimus prie šių dienų kainų, tai klausimas, ar visuomet apsimoka renovuoti namą, ar atsinaujinti ir nusipirkti šiuolaikišką namą. Šitas projektas turės cokolinį aukštą, cokoliniam aukšte bus numatyti sandėliukai. Vietoj šitos dalies šiandien bus namas, o vietoj šitos kitos dalies bus automobilio aikštelė, kuri išeina į garažų masyvą. Iš esmės, jeigu turint garažą, tu gali atvažiuoti, saugumas, tvorelėm, kamerytės. Projekto pradžia yra gegužės mėnesio pradžia, o preliminari pabaiga yra iki naujų metų. Nauji kūrėjai galės keltis po naujų metų. Labai dažnai rinkoje būna, kad iki kalėdų visiems reikia, o toks jausmas, kad po kalėdų gyvenimas pasibaigė. Tai šiuo atveju, manau, kad ramiai, be streso, pasidarbavus, įsirengus ir namo orientacija, jisai suorientuotas labai gerai. Miegamųjų dalis į šiaurinę pusę, viena, o svetainė visai į šitą pusę, į pietinę pusę. Ko ten žmonės baiminasi link uosto pusės, nei vieno lango nebus. Ir galim pasivaikščioti po aplinkinės kiemus, tai kiemai yra aptvarkyti, sutvarkyti, takiukai įrengti visokie. Tai sakau, žvejybos uostas atsigauna.